Mano atsakymas į jūsų klausimą vienareikšmiškai tenisas. Man čia labai priimtina sporto šaka. Aš labai azartiškas žmogus, kovinga. Tai manau, kad čia šitos dvi savybės puikiai tinka ir labai pasitarnauja siekiant gerų rezultatų. Man tenisas yra, nežinau, tikriausiai gyvenimo būdas. Oi, nežinau, labai sunku pasakyti jūsų klausimą. Aš labai tikiuosi, kad su savo charakteriu ne prie paskutiniųjų. Jeigu išimtume iš šio sąrašo visus profesionalus, kurie dabar sportuoja tenisą profesionaliai ir paliktume stipres mėgėjas, gal taip naiviai pasakysiu, manau, kad kokiam 10-tuke. Turėjau vieną apie 3 valandas. Nenorėčiau jo prisiminti, pasibaigė ne mano naudai. Tikriausiai blogiausias buvo mačas mano teniso karjeroje. Vyko Kaune, Žalgiriadoje. Turėjau užtikrintą pergalę. Mano manymu, pirmą setą laimėjau 6-2 tikriausiai, antrą vedžiau 5-1 ir turėjau 40-15. Ir sugebėjau tokį mačą pralošti. Tai čia buvę taip gyvenime porą kartų, o čia toks skaudžiausias. Labai daug. Žinoma, kad jaustumėsi psichologiškai stipriai, turi būti ir pasiruošęs tenise. Turi būti, nežinau, greitas, techniškas, turėti didelę patirtį. Jo, nežinau, žaisti nuo vaikystės arba bent jau daug metų, bet kaip susitinka du labai panašūs apylygiai partneriai, manau, dažniausiai laimi tas žmogus, kuris turi daugiau varžybinės patirties, o to pasiekoje varžybinė patirtis duoda ir geresnį psichologinį pasitikėjimą savim. Priklausomai kiek kartų per dieną, bet galėčiau žaisti daug. Jo, bet tiesiog po varžybų, ypatingai jeigu žaidi per 2 grupės ir žaidi vienetus ir dvejetus, turi kokius 4-5 mačus per dieną, tai taip daug dienų nepasportuosi, bet jeigu taip pažaisti po 1,5 valandos su gerais priešininkais, tai galėčiau ir kiekvieną dieną. Iš mėgėjiškų varžybų, kurias pradėjau žaisti prieš kokius gerus 6 metus. Oi, čia labai sudėtingas klausimas. Bandau paskirstyti po šeimos namus. Mano tėtis yra labai sportininkas, jam labai patinka sportas. Jisai labai gal buvo priežastis, dėl ko aš pradėjau žaisti tenisą. Jis mane visada labai palaiko, didžiausias mano palaikytojas, tai visur, kur jis mato, stengiuosi laikyti. Žinau, liūdniausių nutikimų, bet juokingiausio, tai negalėčiau pasakyti. Liūdniausias nutikimas, tai kaip būna, buvo labai neseniai Dubingių turnyre, organizuotam Liutauro Radzevičiaus, kad atėjau žaisti dėl 3 vietos ir nutiko taip, kad jaučiausi taip, lyg tenisą žaidžiu pirmą kartą. Nugalėjo mane jaudulys ir buvo labai labai sunku žaisti. Labai norėjau, kad ta aikštelė atsidarytų ir mane į vidų pasiimtų. Labai buvo nemalonu. Vakar turėjom tokį pasakymą, manau, padaryti sensaciją ir nukirsti labai stiprias varžoves. Mano automobilis Porsche Cayenne. Nėra keistų automobilių, kuriuos vairavau. Yra, nemeluoju. Mano, jeigu tai galima pavadinti automobiliu, tai golfo mašinytė. Žinokit, iš tikrųjų, mano vairuotas, tai nežinau, ar vairavau labai įspūdingus automobilius,
Bet labai atsimenu, kai buvau maža ir buvo mašinos dar tokios visos kampuotos, negražios. Ir buvo mūsų šeimos draugas, kuris nusipirko berods Ford Taurus, ta mašina vadinasi, bet čia buvo kokį 21 metas atgal. Jinai mano mieste, kur aš gyvenu mažame Alytuje, buvo išskirtinio grožio mašina. Tai tikrai neatsimenu savęs, kad man kokia mašina būtų tokia graži, kaip tuo metu buvo ta mašina. Jinai buvo visiškai kitokia visoms tuo metu buvusioms mašinoms, jau tokia apvali, labai gražaus dizaino, man labai buvo padariusi įspūdį. Žinokit, gal norėčiau G klasės Mercedeso. Jeigu tai reikėtų padaryti per savaitę, jeigu turėčiau verslo idėją, tai manau, kad investuočiau į verslą arba šiaip padaryčiau kokią nors investiciją, už likusius pinigus pakeliaučiau ir tame tarpe nuvažiuočiau į kokį gerą teniso turnyrą. Kilogramais, tai kilogramo tikrai nesveria, bet tikriausiai kokius 0,3 kilogramo.